Nu tai ką, sveiki! Jo, šiandien bus video labai keistas, kurio jūs dar nematėt mano kanale. Šiandien bus unboxingas. Ir ką šiandien unboxinsiu, tai yra Nintendo Switch'as. Tai yra, vienas geiminimo dalykų, kas dar nežinot. Ir jo, aš nusipirkau Nintendo Switch'ą ir čia yra Pokemon Edition. Ir nieko nelaukiant, manau, galim pradėti, bet prieš tai pranešimas. Žiūrėkit, aš šitą daiktą jau turiu 2 mėnesius. Ir aš jums tiesiog noriu parodyti, kaip aš jį unboxinau ir tiek. Nu tai ką, visų pirma, pirmų žvilgsnių matom, žiauriai gražų paveiksliuką. Čia, man atrodo, Dragon yra. Ir štai kaip atrodo dėžė. Gražiai. Ir ieškam dabar, kurgi mums šią atidaryti. O, va čia, pažiūrėkit. Yra toks gražus. O, kaip gražiai. Tai atidarom. Gerai, va. Kad jūs matytumėte, aš kartu su jumis atidarysim. Va, pažiūrėkit. Oh my god. Kaip gražiai atrodo. Pažiūrėkit. Eikti savo. Oh my god. Pažiūrėkit jūs į šitą žvėrį. Nu, nieko nelaukiant, galim pradėti. Kągi pirmą mes ištrauksime? Ar ekraną, ar pultelius? Jaučiu ekraną. Gerai, tikiuosi matot mane. Štai turim ekraną. Kur čia atsidaro? O, va. Štai. Dabar settings fine bus. Štai turim tokį ekraną. Fokusą. O. Va. Gražus. Čia, man atrodo, tai gali atsidaryti. O. Štai va čia, matot, galima dėti žaidimų kortelės. Ir nieko nelaukiant, manau, galim pradėti. Tai turim tokį ekraną, nice. Padėsim jį saugiai, va čia į šoną, nebijokit, aš niekur jo neišnešiau. Dabar bus pulteliai. Pulteliai tokie, oranžinės ir violetinės. Žiauriai cool. Tai va, abudu dalykus iš unboxinam. Ir dabar noriu kažkaip su jumis atidaryti. Štai va, matom tokį dalyką. Va, matot? O, pakėliau. Ir kągi mes čia turim. O, pažiūrėkit. Čia kažkas yra. Tai susitapinsiu tą kamerą atgal. Ką mes čia turim? Kažkas ten viduje yra. Tai aš pažiūrėsiu. Čia tas pakrovėjas pultelio. Geras. Gerai. Tai iš dėžės ištraukėme kitą viską. Dabar sudėdame viską gražiai atgal. Uždarome dėžę. Ir dėžę. Dabar kol kas man tavęs jau nereik. Ir dabar judėsim prie vienų svarbiausių dalykų, tai yra pati konsolė. Tai dar kartą aprodau, turim tokį pakrovėją. Va, Nintendo Switch parašyta. Nežinau, ar matosi. Va. Jo matosi, atsispindi. Tai va, turim tokį daiktą. Tada turim ekraną. Nintendo Switch. Jungikliai. Pakrovimo laidas USB-C jungtis. Geras. Ir turim vieną kontrolerį.
geras. Ir turim antrą kontrolierį. Tai va, turim 2 kontrolerius. Ir pats metas, manau, įjungti mūsų Nintendo Switch'ą. O, rašo Nintendo. Va, aš matau per kamerą Nintendo Switch. Ir jo, tai va, čia ir tai būčiau iškirpęs šitą dalį. Nes čia reikėjo savo tam tikrus duomenis įvesti. Ir štai turim realiai konsolę. Ir dabar turim uždėti pultelius kažkaip. Gerai, dabar bus settings fine, pasiruoškit. Vieną įsidėjo, kitas. Gerai, turim abudu pultelius. Kaip matot, labai gražus daiktas. O dabar nežinau, ką mes galim paėti. Dar kartą va parodau. Ir čia yra mygtukas start, kas nematot. Va čia yra toks mygtukas start. Ir jo, man atrodo užgeso. Jo, taip ir yra. Čia paspaudžiame yra mygtukas start. Ir sako paspaust A raidės. O. Ir jo, dabar galiu aprodyti savo žaidimo meniu. Štai čia, aš šonę specialiai atsinešiau, yra Nintendo Switch Game Card. Ir jo čia Ice Age, va taip atrodo iš galo, kam įdomu. Geras. Ir dar turim, ir va, dabar pats pirmas yra Ice Age. Tada antras būtų Mario Bros. Palaukit, man per kamerą sunku. Va, antras būtų Bros Mario. Trečias būtų Fortnite'as. Ketvirtas Minecraft'as. Tada čia jau 1900. O antra ir viskas. Tai va, tiek turim, va, čia į ką yra žinot, yra Nintendo Switch'o OLED'o versija ir ne OLED'o versija. Tai čia yra OLED'o versija, tai yra biški brangesnė versija, bet aš įtaupiau, todėl ekranas geresnis. Ir pavyzdžiui, ko neturi ne OLED'o versija? Ji neturi Nintendo Switch Online. Ji turi tik šitos 4 mygtukus be šito raudono. Va. Ir jo, ir kaip įsideda kortelę dabar, tai va, čia, nežinau ar matot, yra toks dalykas. Va, jis atsidaro. Matot, ne, matot. Čia yra kortelė. Va. Ir atidarot šitą pusę. O. Ir va čia. Va taip įkišat kortelę. Va. Ir va, įsideda va šitas žaidimas. Tada gražiai uždarot. Ir galit žaisti žaidimą. Tai va, ir dabar dar nepatestavom šito. Tai va, čia yra šitas dalykas. Ir dabar mes ištestuosim. Kontroleris. Ir vieną kontrolerį reikia dėti į šitą. O, palaukit. Kažkaip nesideda jisai man. Va, matot, čia yra. Jo, dabar aš nematau, ką filmuoju, tik matau, kad kamera veikia. Užgeso mano kamera. Va. Štai toks vienas kontroleris. Tada kitas kontroleris.
va, yra šitam. Įkišam antrą kontrolerį. O štai gauna tokį pultelį. Tada atlenkiam šitą. Pasidedam čia. Ir galite savo žaisti. Ir to aš nukreipsiu va į tiesiai į šitą ekranuką, kurį matot. Va. Ir va, tiesiog jie veikia ir gali daryti realiai, ką nori. Va, nežinau, į Fortnite nueisim. Va, matot, čia yra pulteliai. Tai čia reikia. Ten mano nikneimas. Štai, čia įeinam į žaidimą ir ką pirmą matom. Tai kad išmeta visus pavadinimus. Ir jo, šiandien tiek. Va, čia kai įsilaudinu. Žodžiu, ką norėjau pasakyti. Geras daiktas. Tikrai verta pirkti. Ir jo. Štai čia va, įsideda pultelį, dar kartą parodau. Tikrai lengvai. Čia yra va, tiesiog taip. Va ir gaunu tokį. Ir va, šiandien buvo tiek. Tai ačiū, kad žiūrėt. Palaikyk, pasubscribing. Ir iki.